Prašome nukopijuoti šį laišką ir išsiųsti 9 žmonėms, kuriems linkite sėkmės. Ši grandinė buvo pradėta amerikiečių pareigūno ir turi apeiti 3 kartus aplink pasaulį. Nenutraukite grandinės, nes tą, kuris tai padarys, aplankys nesėkmė. Padarykite tai per 24 valandas. Skaičiuokite 9 dienas ir jūs aplankys sėkmė. Mano rankose laiškas žaidimas adresuotas grafiniai Marijai Tyzenhauz-Pšezdeckai. Laiškas yra iš Rokiškio dvaro archyvo, kuriame yra apie 408 pozicijos. Didžiąją dalį sudaro grafo finansinė dokumentacija, archyvo bylos, datuojamos nuo 17 amžiaus ir baigiamas būtent 20 amžiaus pradžia. Tokį laišką turbūt mes kiekvienas gaudavom vaikystėje, kuriame prašoma peršti ranką laišką 9 kartus ir išsiųsti 9 adresatams. Tai padaryti per 24 valandas ir tada aplankys laimė. Kitoje laiško pusėje yra sąrašas žmonių, kurie išsiuntė laišką ir kam išsiuntė. Tai paskutinis sąraše yra Marija Tyzenhauz-Pšezdecka, o jai laišką atsiuntė Zofija Komorovska. Marija Tyzenhauz-Pšezdecka po savo brolio mirties paveldėjusi didžiulius turtus tapo paskutinioji Rokiškio grafienė kilusi iš Tyzenhauzų giminės. Ji buvo dailininkė, mecenatė, užsiiminėjo karitatyvinė veikla. Pabaigė statyti brolio pradėtą Rokiškio Švento Mato bažnyčią. Vilniuje įsteigė Švento Roko oftalmologinę kliniką. Deja, mes nežinome, ar Marija Tyzenhauz-Pšezdecka atrašė šį laišką, ar peršė jį 9 kartus ir išsiuntė kitiems gavėjams. Tai lieka paslaptimi.